O taip, šita bus gera tema. Sulauksiu daug ekspertų nuomonių. Tai ką? Vilniečiai svajoja apie metro jau daug metų. Buvo pateikta įvairių pasiūlymų. Tie, kuriuos dar galiu iškapstyti, yra Vilniaus metropolitetas ir Vilniaus metro. Yra įspūdingai, nekompetitingai parengti projektai. Natūralu, kad tokios metro vizijos yra nelogiškos ir jos neatsipirktų per milijoną metų. Dėl tokių utopinių vizijų žmonės ir galvoja, kad metro yra kažkas tokio, kas kainuos trilijardą dolerių ir visą miestą suvalgys. Na, tai nėra tiesa. Mes galime turėti metro, galime turėti jį efektyvų ir ekonomišką. Pradėkime nuo ekonomikų. Norint turėti pelningą metro, reikia, kad jo važinėtų daug žmonių. Taigi, turime du punktus. Didelis gyventojų tankumas ir žmonių judėjimas tarp tankiai apgyvendintų vietovių. Literatūroje rašo, kad reikia maždaug 7,000–10 000 žmonių tankumo per kvadratinį kilometrą mieste, kad metro būtų pakankamai logiška. Antras argumentas – tai yra gyventojų srautai. Irgi labiau loginis. Jei žmonės gyvena čia, o jų darbas yra čia, tai yra logiška turėti metro liniją tarp šių dviejų vietų. Paprasta. 22 metų duomenimis Vilniuje turime 2 rajonus, Žirmūnai ir Justiniškės, kurie atitinka gyventojų tankumo tą minimalią ribą. Aišku, kaip žinome, Vilnius greitai auga ir su tokiais projektais kaip Horizontai greitai turbūt turėsime rajonus, kuriuose gyvena ir 10 000 kvadratiniam kilometrų. Nereikia laukti, kol tą pasieksime. Normalu, kad iš Žirmūnų ir Justiniškių žmonės važiuoja į Šnipiškes dirbti, o į senamiestį kultūrinti. Metro reiktų tiesti tik tarp tų rajonų, kurie atitinka tos reikalavimus, ar ne? Žirmūnai į Šnipiškes, Justiniškės irgi Šnipiškės. Na ir gal senamiestį galim prijungti, nes tai yra logiška. Taigi, dabar pažiūrėkime dar kartą į Vilniaus, tarkim, metropoliteto projektą. Pasakykit man, ką veikia metro stotelės tokiose vietose kaip Perkūno gatvė? Ar dar geriau, Sudervėjai? Ta prasme, traukinį vienam žmogui norim statyti už 5 milijonų kilometrų. Nesvarbu. Einam toliau. Statyti metro yra 2 būdai. Brangus ir pigus. Brangus būdas tai yra, pavyzdžiui, metro. Paimame didžiulį aparatą, tai tą aparatą kišame labai giliai po žemę ir jisai kasa tunelį. Tada, kai tunelis yra iškastas, dedame betoną aplink, panašiai tiesiam bėgius ir turime metro. Čia yra lėtas ir brangus variantas. Greitas ir pigus variantas yra toks, kokį turi New Yorkas. Vadinasi, cut and cover. Paimi gatvę. Iš gatvės padarai didžiulį griovį. Tam griovį patys į bėgius, griovį uždarai, iš griovio eina visos komunikacijos linijos ir statai kelią. Visų pirma, tai yra gana pigu, nes tau nereikia samdyti milžiniškų mašinų, kad kastų tunelį. Antra, tai yra greita, nes tiesiog darai daugiau mažiau rūsį ilgą ir ant to rūsio statai kelią. Taip, toks būdas uždaro visą kelią 100%, pro jį nebepravažiuosi. Sutrikdymas yra milžiniškas, tačiau šis būdas yra greitas. Plius politikai yra visuomet spaudžiami užbaigti tą projektą, tai korupcijos galbūt mažiau. Kitas argumentas turėti metro yra bunkeris. Na, pavyzdžiui, Ukrainoje dabar per bombardavimus visi eina į tą Kijevo metro ir slepia. Visgi, jeigu, tarkim, ant mūsų mesto atominė bomba, tai nereikia super gilaus metro, kad nuo jos apsaugotų, nes pavojingiausia atominės bombos dalis tai yra 3 dienas krentančios radioaktyvios dalelės iš dangaus, nuo kurių metro pakištas net kelis metrus po žemę apsaugo. Taigi, nubrėžkime metro linijas, kurios yra logiškos ir atsipirktų ir eina palei kelią. Reikia sujungti Žirmūnus ir Viršuliškes su Šnipiškėm ir Senamiesčiu. Tankiausius gyvenamus rajonus su tankiausiais kultūriniais arba darbo. Turime 3 linijas. Iš viso maždaug 20 km. Kaina vos milijardas, kad atlaisvinti miestą nuo spūsčių ir sukurti platformą miestui priimti didžiulį kiekį populiacijos, jeigu reikia. Apsimoka? Turbūt apsimoka, kadangi toks miestas turbūt taptų ekonomikos mašina Lietuvai.